Mažosios bendrijos veikla sustabdyta ir gaunu 300 eurų baudą. Žmonės gelbėkit, kas čia man tą baudą uždėjo, net nežinau, ar čia mokesčių inspekcija, ar dar kas. Patarimai matau komentaruose irgi, tai skambinkite į VMI, jums pasakys, žiūrėkit, jeigu jau įsteigėte juridinį vienetą, koks jisai bebūtų, mažoji bendrija, uždaroji akcinė bendrovė ar dar kažkoks kitoks, konsultuokite su buhalteriu. Jeigu yra sustabdyta veikla, viskas tvarkoje, galima tai daryti, bet prievolės teikti ataskaitas registrų centrui niekas tiesiog jas būtina teikti. Ir šiuo atveju tikėtina, kad nebuvo pateiktas balansas, pelno nuostolio ataskaita iki balandžio 30 dienos. Juos reikia teikti nulinius, jeigu veikla sustabdyta. Žmogus nežino, mažosios bendrijos narys nežino, nes buhalteriai tai čia tik tai pinigų siurbikai. Tai dabar tie 300 eurų yra baudelė, jie reikia susimokėti ir ataskaitas vis tiek reikia pateikti. Tai gal būtų buvę geriau susimokėti buhalteriui, pateikti laiku ataskaitas ir būtų išsaugoti tie 300 eurų, minusuojant ten kažkiek tai buhalteriui tą mokestį, kuris tikrai nebūtų kosminio dydžio ir nekeltų šitiek nervų ir panikos. Dabar tai mano toksai patarimas. Jeigu jau steigite juridinį vienetą, konsultuokite su buhalteriu, konsultuokite su apie tai išmanančiu žmogumi. Tai yra tam tikri laikotarpiai, tam būtinybė teikti tam tikras ataskaitas. Ir padarykim visą tai teisingai ir tvarkingai. Kam mėtyti pinigus baudom, pasakykit jūs man. Pelningo verslo.